Sveiki, esu Vilius Venskitonis, pas įmonės vadybininkas agronomas. Šiandien esam Raseinių rajone, lelių ūkį, pupų pasėlį. Šiame pasėlyje buvo naudoti herbicidai Stomp ir Bazagran. Toliau apžvelgsime, kaip elgtis su pupom, kada naudoti fungicidą ir kokiom normom. Baz turi fungicidą Signum, kuris yra labai plataus veikimo, yra sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų, tai boskalidas ir piraklostrobinas. Jis yra ir apsauginis, ir gydomasis. Registruota norma Signumo yra kilogramas, bet mes rekomenduojame tą kilogramą išpurkšti per 2 kartus. Tai yra pupų žydėjimo pradžioje ir pupų žydėjimo pabaigoje, pridedant insekticidą Fastak. Mes panaudoję Signum apsisaugom nuo askochitozės, nuo rūdžių ir nuo šokoladinės dėmėtligės. Tai pačios žalingiausios ligos, kurios yra pupose ir jos daro didžiausią žalą. Auginam pupas 5 metus ir fungicidą Signum 5 metus naudojam. Pačioje žydėjimo pradžioje naudojam 0,4 normą, o žydėjimo vidury 0,5. Problemų niekada su ligom nesam turėję ir patirtis su Signumu fungicidų pačios geriausias. Žirniuose naudojam lygiai tą pačią technologiją kaip ir pupose, irgi dalinam šitą Signumo normą į 2 dalis, tik tai po 0,4 naudojam. Mūsų rekomendacija būtų silpnesniuose pasėliuose naudoti 0,5 kilogramo žydėjimo vidury, o stipresniuose pasėliuose naudoti kaip ir pupose 1 kilogramą, 0,5 kilogramo pradėjus žydėti žirniam, 2 pusę į pabaigą žydėjimą. Noriu priminti, kad šitas fungicidas turi ir gydomąjas savybės, ir apsaugomas savybės. Signumas stipriai veikia šias ligas: askochitozė, sklerotinis, kekerinis puvinys. Linkiu Jums gero derliaus. BASF. We create chemistry.